Sveiki, gerbiami Lietuvos švietimo muziejaus virtualūs lankytojai. Esu Povilas, muziejaus istorikas ir šiandien dar kartą susitinkame pokalbiuose apie mūsų visuomenę, pilietinę visuomenę, valstybę, kultūros bendruomenę ir šiandien vykstančius protestus. Tai yra protestus apie tai, kas mums visiems rūpi ir ko mes visi šiandien siekime. Jau esame turėję pokalbį su istoriku apie paties protesto mintį ir paties protesto idėją, kodėl žmonės anksčiau protestavo ir kaip atėjome iki to, ką šiandien išgyvename. Lygiai taip pat be galo įdomu būtų pasišnekėti apie šitos pačius aktualijas, šitos pačius reiškinius, žvelgiant politologo žvilgsnio, žvelgiant iš politikos mokslų krypties. Todėl šiandien be galo malonu yra man sveikintis kartu su Emilija Pundziūte-Galua, Vytauto Didžiojo universiteto docente, lektorė Paryžiaus Sciences Po universitete bei buvusią diplomatę. Tai norėčiau Jums tuo pačiu iš karto užduoti klausimą tiesiai į dilgėles apie valdžią ir visuomenę. Tokie atrodo, šeimyninio santykio surišti du dėmenys mūsų bendroje valstybėje, kurie abu siekia bendro gėrio, bet tuo pačiu šitas santykis kartais gali būti labai konfliktuotas. Konflikto siejamas ta prasme, kad tiek visuomenė tikrai ne kartą ir ne du praeityje, šiandien ir ateityje protestavo, protestuoja ir protestuos, ir valdžios reakcija į tai ne visą laiką yra teigiama. Lygiai taip pat tas protestas valdžiai gali būti ir nepatinkamas. Tai koks šis santykis yra, koks jis buvo ir kaip jį teoriškai apibrėžia politikos mokslai? Jeigu kalbėti iš teorinės politikos mokslų perspektyvos, tai reikėtų kalbėti ne tiek apie konfliktą, kiek apie susitarimą. Prisimenant Žano-Žako Ruso visuomenės kontrakto teoriją. Tai reiškia, valdžia, suverenitetas, galia priklauso tautai, priklauso politiniam kūnui, politiniai tautai. Ir jie, kad būtų galima valstybę praktiškai valdyti, tą galią deleguoja valdžiai. Reiškia rinktai valdžiai arba paskirtai vyriausybei ir tiek paskui visam valstybės biurokratiniam aparatui, kuris praktiškai kasdien užsiema valstybės valdymu. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visuomenė turi niekada nepamiršti, kad ji yra tikroji tos galios valdytoja ir suvereniteto turėtoja. Tai ji privalo valdžią kaip ir kontroliuoti. Reiškia prižiūrėti, kad deleguota galia yra tinkamai naudojama ir kad valstybė yra tinkamai valdoma. Iš kitos pusės ir valdžia turi atitinkamai atsižvelgti į visuomenės poreikius ir tai, kaip visuomenė norėtų, tas politinis kūnas norėtų, kad jis būtų valdomas. Tai čia teoriškai, o praktiškai, kaip žinia, valdžia ir labai traukia ir korumpuoja. Tai iš tiesų labai sunku yra turėti tokią idealią valstybę, kurioje valdžios atstovai, netgi biurokratai būtų sąžiningi, nebūtų korumpuoti, nedarytų klaidų, kad tikrai atsižvelgtų ir tobulai, sakykime, atsižvelgtų į tai, ko visuomenė iš jų nori. Ir iš to gali kilti tas konfliktas. Kokie tuomet yra įrankiai visuomenės, kuomet mes kalbame apie valdžios atsakomybę visuomeniai ir kuomet valdžia tampa korumpuota, nepakankamai atsakinga arba tiesiog kyla šis konfliktas. Tai kokie tuomet yra visuomenės įrankiai kontroliuoti valdžią arba išreikšti savo balsą ir padaryti, kad tas balsas būtų girdimas? Gal netgi pradedant nuo pradžių reikėtų sakyti, kad yra tam tikri, vėlgi iš teoretinės perspektyvos, pats pagrindinis šaltinis, per kurį, ar kanalas, per kurį visuomenė išreiškia savo nuomonę, tai yra organizuotos politinės grupės, tai yra politinės partijos. Tai visuomenė iš principo turėtų burtis į skirtingas politinės partijas, gal ne visi priklauso tom partijom, bet vieni ten prijaučia, balsuoja už tam tikras partijas. Ir tos partijos yra ta vieta, kur yra agreguojamos įvairios nuomonės, įvairios pozicijos, interesai ir formuojama
valstybės viziją. Ir tos vizijos yra skirtingos, jos tarpusavėje konkuruoja ir sveikoji demokratiniai valstybei tas modelis turėtų veikti tam tikras dialogas, tam tikras kompromisas tarp skirtingų partijų. Tai partijos atlieka tą tokį vaidmenį to ryšio tarp visuomenės ir valstybės valdžios. Bet kaip žinia, šiandien tiek Lietuvoje, tiek visur pasaulyje iš tiesų partijų autoritetas smunka. Yra vis mažiau žmonių, kurie dalyvauja partijose. Ir tai tampa tokiom kartais netgi elitiniam struktūrom, kur tas ryšys su pačia visuomenė trukinėja. Yra ir kitų būdų visuomeniai tuos savo interesus ir nuomonės reikšti. Tai yra įvairios nevyriausybinės organizacijos, yra įvairios interesų grupės, sakykime, ten tėvų asociacija, sakykime, ten koks nors žmogaus teisių organizacijos, kurios kovoja dėl tam tikrų konkrečių klausimų, ar ne? Tai jos irgi eina į dialogą su valdžia. Taip pat yra profesinės sąjungos, kurios Lietuvoje šiaip dėl mūsų sovietmečio patirties neturi labai tokio populiarumo, bet jos iš tiesų yra labai svarbios, nes jos reprezentuoja darbo žmonės, reprezentuoja iš tikrųjų labai didelę dalį visuomenės, politinės visuomenės. Na ir paskui, žinoma, reikėtų kalbėti apie viešąją erdvę. Tai ta viešoji erdvė, tai bendrai suvokiama ne kaip konkreti vieta, bet tai tas viešas dialogas, kuris vyksta tarp piliečių, tarp valdžios ir piliečių, tai yra visos tos, tai ir žiniasklaidos erdvė, tai ir dabar tie vadinamieji socialiniai tinklai, kur tas dialogas tarp visuomenės ir politikų vyksta. Tai tų kanalų yra tikrai nemažai. Jų yra netgi ir institucionalizuotų, sakykime, kai yra priimamas tam tikras įstatymas, svarstomas tam tikras įstatymas, yra tam tikros konstitucijos numatytos, tam tikri organizmai, per kuriuos arba institucijos, arba funkcijos, per kurias su visuomenė yra konsultuojamas, vyksta, sakykime, parlamente vyksta klausimai ir taip toliau. Tai tas dialogas iš tiesų yra galimybė jam įvykti. O jeigu tada grįžtant prie pirmos jūsų atsakymo dalies, kuomet kalbėjote apie nusivylimą partijom, ir iš tiesų tą galima pastebėti ypatingai, galbūt po rinkimų dažniausiai valdantieji jie turi tokį medaus mėnesį vadinamai, tačiau vėliau sekant bendras apklausas žmonių labai galima tą ryškiai matyti, jog valdančioji partija tikrai labai retai būna žmonių pasitikėjimo viršūnėje. Netgi tas posakis, kad vėl išrinko ne tuos, kad ir ką bebūtų išrinkę, atrodo kiekvienais rinkimais vis kažkas laimi, ne tie, kurie turėjo laimėti. Ir bendrai kalbant būtent apie žmonių nusivylimą valdžia, einant jos kadenciją į priekį, ar galima būtų pasvarstyti, iš kur jis kyla, kodėl taip yra, ir lyginti su to pačia Europą, Prancūzija, ar čia tik tai lietuvių toksai amžinas nepasitenkinimas, ir jį galima matyti ir kitur. Jį galima matyti ir kitur. Ir iš tiesų šiandien ypatingai Europoje kalbame apie tam tikrą demokratijos krizę. Visai neseniai prancūzai svarstė, kaip suprasti tą tokį visuomenės nepasitikėjimą valdžia ir gana dažną, sakykime, ir gana dažnus protestus ir tai, kad jau kelintą kartą iš eilės neišrenkamas parlamentas, kuris būtų funkcionalus. Tai prancūzijos politologai svarstė ir žiūrėjo, kaip istorinėje perspektyvoje, čia per paskutinius metus, kito apskritai prancūzų požiūris į įvairias partijas. Tai jeigu prieš 10-20 metų buvo aiški maždaug skirtis, kad vieni palaikė vieną partiją, kiti palaikė kitą partiją, laikui bėgant šiuo metu yra vis daugiau nepasitikėjimo apskritai visom partijom. Ir tai tikriausiai yra fenomenas, kuris pastebimas visoje Europoje ir ko gero ir Lietuvoje. Vis daugiau yra kalbama apie protesto balsą, apie tai, kad žmonės balsuoja už tas partijas, kurias
nebūtinai mato kaip labai konstruktyves, kurios išspręs kažkokias konkrečias problemas, bet tiesiog dėl to, kad nenori matyti valdžioje kitų partijų. Tai tiesiog yra nusistatę prieš tą politinį elitą. Ir kitas dalykas, apie kurį tikriausiai reiktų kalbėti, kad politika vis tik tai nėra labai lengvas užsiėmimas. Reiškia, kad partija, kuri suformulavo tam tikrą savo programą ir tam tikrus lūkesčius, ji eina į valdžią ir ji dažniausiai toj valdžioj būna ne viena. Jai reikia susitarti su kitomis partijomis. Ir dėl to politika yra ne tik tai kompromisų menas, kuris šiaip iš tikrųjų yra labai sudėtingas dalykas, nes tu turi kažkur tai nusileisti. Reiškia, tą programą, kurią tu parašei ir pristatai savo piliečiams ir savo rinkėjams ir už kurią rinkėjai balsavo, ji vis tiek galiausiai politinio proceso rezultate taps kažkuo tai, kitu, nes reikės eiti kompromisą su kitom partijom. Ir dažnai, reiškia, partijos tiksliai tų savo pažadų įgyvendinti beveik niekada negali. Dėl to politikoje yra labai svarbus ir pedagoginis tas darbas. Reiškia, politikai turėtų ir aiškinti savo rinkėjams, kas vyksta. Ne tik tai kovoti dėl savo įvaizdžio, dėl savo, sakykime, rinkti tam tikrus taškus. Dažnai dabar, ypatingai Lietuvoje, aš gal sakyčiau, pastebiu tokį šmitinį politikos suvokimą, kur nepaisant visko, svarbu nugalėti priešingą partiją, rinkti taškus ir laukti kitų rinkimų, kai jau mes vėl ateisime valdžią. Reiškia, ieškoma ne tiek bendro intereso, bandoma suprasti ir pasiūlyti kažkokius sprendimus, kurie būtų svarbus visiems, ir paaiškinti savo rinkėjam, kad štai žiūrėkit, mes norėjom pasiekti to, bet mes negalim arba neišeina, nes yra daugybė kitokių valstybėje žmonių, kurie mano kitaip ir mums reikia susitarti, surasti kompromisą. Bet iš paskutiniųjų kritikuojama priešinga pusė, jie laikomi priešais, kuriuos bet kuriuo atveju reikia nugalėti. Tai čia iš tiesų tai reikėtų, ko gero, keisti kažkiek tą mūsų apskritai politikos suvokimą, politikos kaip bendradarbiavimo, kaip diskutavimo, jį labiau artinti, sakykime, prie arendiško, Hanos Arendt politikos supratimo, kad tai yra dalyvavimas, tai yra visų žmonių kartu bandymas rasti sprendimus kartu. O ką tai keičia tokiu atveju, kuomet į kritiką yra reaguojama taip skaudžiai, su pykčiu arba su nenoriu pripažinti, tiesiog tas piktas reagavimas į kritiką, ką jūs ką tik ir minėjot, nenorima eiti į dialogą ir kuomet valdžia, ar tai bebūtų reaguojanti partija, valdančioji partija į savo partiją, kitą partiją esančią valdžioje, tokiu atveju reaguotų, ką jūs kalbėjote apie opoziciją, ar tai bebūtų kritika iš visuomenės pusės, į kurią vėlgi valdžia, kaip pats toks organizmas reaguotų vėlgi, nepriimančiai ir be noro bendradarbiauti. Tai noras nepriimti kritikos yra labai natūralus, žmogiškai natūralus, ar ne? Ir galima kalbėti apie visą tokį valdžios reakcijos į kritiką spektrą, nuo autoritarinių iki demokratinių, ar ne? Tai, sakykime, autoritarinėse valstybėse bet kokia kritika apskritai yra neprimtina, nes tai suvokiama kaip grėsmė tai pačiai valdžiai. Tai kraštutinis atvejis, sakykime, Rusija, ar ne, kur bet kokia kritika yra labai pavojinga tam pačiam kritikuojančiam asmeniui, nes jis gali būti iškart pasodinimas į kalėjimą arba kitaip kažkaip represuojamas. Yra ir kitokių būdų, pavyzdžiui, užvaldyti viešąją erdvę ir neleisti tai kritikai kažkaip tai būti matomai, ar ne, kad ta kritika būtų marginalizuojama ir tie žmonės, kurie kritikuoja valdžią, būtų marginalizuojami. Tai, sakykime, Vengrijos atvejis, ar ne. Yra ir kitų būdų, tai viešojo diskurso pagalba formuoti tam tikras etiketes, ar ne, kad šitas žmogus sudalyvavo ten kokiam nors
protesto judėjime, kuriame dalyvavo dar ten koks nors prastos reputacijos žmogus ir štai jis jau yra asocijuojamas su šita grupe, ar ne, ir jis jau yra nurašomas. Tai vadinamoji tokia cancel kultūra, kuri viešajam diskurse dabar yra labai paplitusi. Tai arba, sakykime, kitas diskursas, kurį labai sudėtinga išbalansuoti, bet kuris irgi yra pavojingas ir kurį aš matau Lietuvoje, tai nacionalinio saugumo diskursas. Lietuva yra labai sudėtingoje padėtyje, yra pafronties valstybė, tai Rusijos grėsmė tikrai yra reali. Bet tuomet mes esame labai linkę viską susaugumizuoti. Reiškia, kiekviena kritika valdžiai gali būti pristatoma kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Tam tikrą prasme galima galvoti, kad tai yra logiška, ar ne? Nes kai tu kritikuoji valstybę, kai kritikuoji valdžią, valstybė iškart tarsi ir yra tokioje nesaugumo zonai. Bet kita vertus, jeigu tos valstybės nekritikuosi, tai tu ir neturėsi demokratijos. Tai tas laisvės kritikuoti, laisvės spręsti mums visiems kartu apie tai, kokios mes valstybės norime. Ir saugumo, reiškia, kiek mes galime save prižiūrėti, kad mes nepasakytumėm kažko ir nepakenktumėm valstybei. Tas balansas yra labai, labai sudėtingas. Dėl to irgi čia mūsų visuomenė, Lietuvos visuomenė turėtų būti ypatingai budri, kad tas nacionalinio saugumo diskursas nesuvaržytų per daug mūsų laisvių, bet ir iš kitos pusės mes turėtumėm irgi svarstyti, kaip mes kritikuojame, kad ta kritika būtų konstruktyvi ir kad ji irgi nepakenktų irgi mūsų bendram projektui. Tai tai tas spektras yra labai didelis ir, sakykime, demokratijoje, netgi ne diktatūroje, sakykime, tų tokių reakcijų valdžios į protestus irgi yra įvairių, ypatingai per viešą diskursą. Bet galim paimti ir teigiamą pavyzdį, kai valdžia iš tiesų gerbia pilietinę visuomenę ir gerbia tą politinį kūną kaip tos suvereniteto turėtoja. Tai, sakykime, pavyzdys Prancūzijos. Žinoma, aš nenoriu idealizuoti to šalies, ten irgi visko yra ir politikoje visko yra, bet, sakykime, vyko tas geltonųjų liemenių judėjimas, kur žmonės tiesiog buvo nepatenkinti ir jie netgi nelabai aiškiai ir formulavo, kuo jie nepatenkinti. Jie tiesiog reiškia tą tokį protestą, dažnai netgi nebylų, susirinkdavo žieduose, reiškia transporto žieduose, stabdydavo eismą, bet nieko praktiškai ir nesakydavo. Jokių kažkokių tai reikalavimų jie neformuluodavo. Tai toks tiesiog nepasitenkinimas esama padėtimi arba neviltis, neturėjimas kažkokios perspektyvos, ypatingai kur ta mūsų šalis eina. Ir kaip atsakė valdžia, vietoj to, kad juos ten vadintų kokiais nors vatnikais, prezidentas Makronas sako, gerai, tai imkim ir kalbėkimės. Ir visos Prancūzijos mastu buvo suorganizuoti debatai. Ir tie debatai buvo priartinti prie žmonių tiek kiek įmanoma. Jie buvo vykdomi vietinėse savivaldybėse. Tai praktiškai Prancūzijoje tų savivaldybių yra labai daug. Kiekvienas kaimelis turi savo savivaldybę. Tai reiškia, tu galėjai kaip pilietis nueiti, dalyvauti tose nacionalinėse diskusijose savo savivaldybės lygmenyje. Tai iš principo tau būtų reikėjo ten maksimum 2 kilometrus nueiti iki tos vietos, kur vyksta tie debatai. Reiškia, kiekvienam buvo suteikta galimybė iš tiesų pasisakyti ir išsiaiškinti, kas čia ne taip, ko mes norime ir kaip mes galime tas problemas išspręsti, kokios mes norime Prancūzijos ateities. Ir valdžios atstovai tame dialoge labai intensyviai dalyvavo. Žinoma, galima kalbėti ir apie tam tikrą viešųjų ryšių akciją, sakykime, bet net ir prezidentas Makronas, jisai ten, nežinau, po 5-6 valandas pasiraitojęs rankovės marškinių sėdėdavo ir kalbėdavo su tais žmonėms, su vietinės valdžios atstovais ir taip toliau, kad tą išsiaiškintų, kame yra problema ir su valstybės piliečiais konsultuotųsi. Tik kalbant tada apie visuomenės balso reiškimą, apie ar tai bebūtų protestas, ar tai bebūtų kažkoks taikus susibūrimas, ar galima pilietiniai visuomeniai ir ar įmanoma kokiais būdais pilietiniai visuomeniai reikšti savo balsą, tačiau be finansų, neturint to, kas šiandien tiesiog labai populiaru praktiškai, bet kam reikia kažkokių vienokių ar kitokių finansinių galimybių.
kaip pilietiniai visuomeniai, ar įmanoma, neturint ryškių pajėgumų, išreikšti savo balsą ryškiai. Taip. Tai žinoma, reikia pakalbėti ir apie protestą, ar ne? Aš vis kalbėjau apie tas tradicinės, tokias, sakykime, civilizuotas ar ne, įstatymų apibrėžtas pilietinės nuomonės raiškos formas, bet žinoma, protestas irgi yra viena iš labai svarbių taip, ir žinoma, legalių. Irgi įstatymų apibrėžtų visuomenės nuomonės reiškimo formų. Reiškia, jeigu yra matoma, kad valdžia nereaguoja ar kad nėra kažkokio kito būdo tą savo nuomonę pareikšti, tai išeiti į gatves ir pademonstruoti, kad mums rūpi, yra svarbu. Tai tas protestas nebūtinai turi būti kažkoks labai ten pavojingas arba netgi kritiškas. Kartais mes išeiname į gatves tiesiog palaikydami kažką, ar ne? Tai yra irgi va toks visuomenės susitelkimas, parodant kažkokį tai, išreiškiant, kad mums kažkoks klausimas yra svarbus. Ir dabar pamiršau klausimą, reiškia, dėl finansų. Tai taip, jeigu tam tikra pilietinė ar politinė akcija yra finansuojama, ji visada turės daugiau įtakos. Vien dėl to, kad yra galimybė plačiau paskleisti informaciją, ją kažkaip profesionaliau paruošti, ją paruošti kaip nors patraukliau. Tai neturint finansų yra visą laiką sunkiau. Tai reiškia, ta visuomenės dalis, kuri veikia tik iš idealizmo, jai visuomet yra sunkiau. Bet tai nereiškia, kad be finansų nieko negalima padaryti. Ir iš tiesų pilietinės visuomenės galia tikriausiai ir slypi tuose žmonėse, kurie veikia iš tų labiau iš idėjų. Ne dėl to, kad jie gaus kažkokį tai atlygį už tą savo veiklą, kad jie bus projektiniai, ar ne, jie parašys projektą, gaus pinigų ir tada kažką padarys. Tai šitoks rezultatas yra toksai, perku parduodu, ar ne? Tikrą poveikį ir tikrą pokytį iš tiesų visuomenėse kuria idealistai, tie, kurie tikrai tiki kažkokio tai poveikio ir kurie turi pakankamai charizmos vesti ir kitus žmonės aplink save. Tai ir istorijoje iš tikrųjų yra daugybė pavyzdžių. Sakykime, dabar skaitau knygą Skrupskelio apie ateitininkų judėjimą 20 amžiaus pradžioje. Tai ten tų finansų ten nebuvo ir tuo metu apskritai ten nebuvo finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, bet tiesiog žmonės būrėsi, jaunimas būrėsi, kiekvienas, kas ateidavo, jam būdavo duodamas koks nors darbas ten arba ten kažkokį tai straipsnį rašyti ar ten platinti ar kažką. Ir ta tokia nevyriausybinė organiška veikla, ji gali tikrai padaryti didelį pokytį visuomenė. Bet žinoma, čia buvo 20 amžiaus pradžia, kai žmonės apskritai buvo labiau tokie idealistai, labiau tikėjo kažkokią tai veiklą arba pokyčių, kurį gali jie padaryti savo tiesiog indėliu. Bet šiandien irgi galime kalbėti apie žmonės, kurie, ir sakykime, Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, žmonės, kurie kūrė mūsų valstybę. Tai pinigai čia buvo paskutinis klausimas. Netgi jeigu prisimintumėm, netgi valstybės tarnautojai, kurie dirbo 90-ųjų pradžioj, atlyginimus jie ten gaudavo, nežinau, 6 mėnesius gyvendavo be atlyginimo, bet jie dirbdavo iš idėjos. Sakykime, man žinomas, kurį aš pati nagrinėjau, diplomatų, pačių pirmųjų Lietuvos diplomatų pavyzdys, kurie tiesiog sėsdavo į automobilį ir važiuodavo ten kur nors į Taliną, nes vyksta įvykiai, reikia dalyvauti, reikia atstovauti Lietuvai. Kokiai Prancūzijai, sakykime, Richardas Bačkis, kuris buvo lietuvių bendruomenės narys, jis turėjo daug ryšių, bet irgi dalyvavo toj visuomeniniai veikloje ne dėl to, kad jam kažkas ten mokėdavo tas pinigus, bet dėl to, kad jisai mylėjo Lietuvą. Ir kai Lietuva jau paskelbė nepriklausomybę ir ieškojo to pripažinimo, jis tiesiog ėjo pas savo visus pažįstamus į parlamentą, į visus radijus, kiek tai galėjo.
Tiesiog skelbdamas ir kalbėdamas apie Lietuvos nepriklausomybės siekį. Tai iš tiesų daugybė gerų dalykų ir mano iš tiesų tai asmeninis įsitikinimas, kad teigiamas pokytis, apskritai progresas yra įmanomas tik tada, kai žmonės yra idealistai ir kai tiki, kad jie gali kažką pakeisti. Na ir paskutinis klausimas su jūsų darbinė patirtimi susijęs, diplomatinė patirtimi. Kiek jūs galėtumėte įžvelgti sąsajų, panašumų ar skirtumų tarp mėginimo susikalbėti tarptautinėje sferoje, tarp visiškai skirtingų dviejų valstybių, kai jos taip pat gali turėti visiškai skirtingas pozicijas ir prieigas, ir krašto viduje, šalyje, kuomet irgi kalbėjom daug apie valdžią, visuomenę. Ar galima čia kažkokių sąsajų ar skirtumų paminėti, pamatyti? Aišku, kad galima. Mes, kai kalbame apie diplomatiją, dažniausiai kalbame apie tą profesionalią sritį, reiškia santykius tarp suverenių valstybių, kurie vykdomi pasitelkiant profesionalius diplomatus. Tačiau diplomatiją galima apibrėžti ir plačiau. Tai būtų tarpininkavimas tarp skirtybių. Reiškia, diplomatija gali vykti tarp bet kokių skirtingų grupių, kurios gyvena atskirai ir joms kažkaip reikia bendradarbiauti. Ir netgi kasdienybėje mes kartais sakome, tai yra diplomatiškas žmogus, jis turi diplomatinių savybių. Tai diplomatija kaip principas, tai yra susikalbėjimo principas ir bandymo eiti į dialogą ir ieškoti kažkokių tai bendrų sprendimų. Ir tai nėra paprastas principas, nes reikia ieškoti kompromiso. Visų pirma, reikia įsiklausyti į kitą pusę ir įsiklausyti interesus kitos pusės ir žiūrėti, kaip mes galime surasti tam tikrą kažkokį tai bendrą vardiklį, kaip mes galime susitarti. Ir tų technikų iš tiesų yra labai daug, nes mes kartais galvojam, kad kompromisas tai yra, kad abi dvi pusės turi kažko atsisakyti. Bet iš tiesų yra ta pozityvioji, sakykime, dėrybinė technika, kai vietoj to, kad mes dalintume esantį pyragą, mes jį išplečiame ir sakome, gerai, gal mes į situaciją galime pažvelgti plačiau ir pabandyti padaryti taip, kad tie kompromisai mums nebūtų skausmingi, kad ir vienai ir kitai pusiai būtų tam tikras laimėjimas. Tai nėra lengva padaryti, tam reikia labai daug išminties, reikia įsiklausimo į kitą, reikia labai daug pasitikėjimo ir savimi, nes dažnai dialogas nevyksta dėl to, kad mes tiesiog bijome priešingo. Mes įsivaizduojame, kad priešingas mus puola, iš tiesų šito aš labai daug matau Lietuvoje. Tai tokio pasitikėjimo tiek savimi, tiek kitu, atvirumo ir bandymo suprasti vienas kitą ir bandymo ieškoti sprendimų bendrų, nes visuomenėje mes kitaip išgyventi ir negalėsime, vis tiek gyvename kartu. Ačiū Jums už pokalbį. Iki kitų kartų.